Na kągi ir sveiki, mėly žiūrovai. Šiandieną mes norėtumėm pakalbėti su vienu perspektyviausiu žmonių raiderių tarpe ir, tai būtų gerai žinomas biržietis, dabar atkeliavęs į Kauną, raidantis jau 4 metus pagrindinai gatvės, mūsų žargonų tariant, stryte. Ir tai būtų Svajūnas Širmelis. Sveiki, ponas Svajūnai. Sveiki, ponas. Jisai supratė. Ir tai va. Ir ponas Svajūnas, kaip žinome, neturite sponsorių. Bet mes, kaip matome, jis tikrai yra energingas ir charizmatiškas žmogus. Jūs visą laiką siekite savo tikslo, taip? Taip. Ir mes buvom iš pradžių, pas mus svetainėje užklausė tokių kelių klausimų, parašė, kas nori, gali vaikai užklausti, klausimų jums. Tai toj paskaitysiu pirmai. Vygintas iš Telšių klausia, ar jūs kiekvieną rytą išgeriate kiaušinių ar alaus? Kiekvieną rytą išgeriu alaus ir kiaušinių. Biržiečių. Biržiečių. Bet kaip matai, Vygintas? Kiaušiniai vištų, ne biržiečių. Gerai. Tai jau, aišku, sekantis klausimas. Čia Jolanta iš Palangos. Klausia Svajūnas. Atsiprašau. Jis klausia, Svajūnai, ar tu pamylėtum mane? Aš norėčiau vaiko nuo tavęs. Jinai sako, kad jūs esate pažįstami. Ar tai tiesa ir, ką jūs atsakinote į šitą klausimą? Taip. Jie būtų taip? Ne. O į kurį ne? Abu. Gerai. Jolanta, jis tau sako, du ne. Gali eiti. Svajūnai, matai, kiek ten daug panelių? Jis prašo, ar tu joms suteiksi šį malonumą? Šį kalėdinį orgazmą? Taip. Parodyk mums, ką moki. Važiuok su manu. Važiuok. Važiuoja ir... Pavyko! Pavyko! Svajūnui Pasminas ir Slyša. Fussy, takes me rather dying in a troubles. One thing they never know is that we stand for like a neighbor. I back up this spliff like a neighbor and a neighbor. When it comes to rolling purple, man, me faster than a bigger. When it comes to the microphone, yes, I know how to make girls bigger.